žinokite, ir žinokite, tas toks įprotis tapo tiesiog aš dabar atsikeliu ir jeigu aš to nepadarau, ar ne, aš tiesiog, man trūksta kažko, man atrodo, trūksta energijos, ar ne. Tai vat aš esu be galo dėkinga, kad kažkas ir manyje įžiebė tą tokį būdavo, ai, tai dar gal pagulėsiu 5 minutės, ai, tai dar šitą, ai, tai dar kitą. Vat dar vienas dalykas, kas mane užvedė, nuskambėjo skambutis 5 sekundžių taisyklė, perskaičiu šitą knygą Mel Robbins. Ir iš tikrųjų aš suskaičiuoju, jeigu tingiu kartais, ar būnu pavargus, ar nu visokių situacijų pas mus visas būna. Ir skaičiuoju 5, 4, 3, 2, 1, šauk. Tai vat, ir pavyzdžiui, nu nebent jau labai kažkur skubu, labai jau daug klientų nuo pačio ryto, tai tada, bet labai mažai kurią dieną praleidžiu atsibudus nepaskaičius knygos ir nepadarius to savo mankštelės pusę valandos, ar ne. Tai aišku, dabar man padeda mano gerasis Green Maxas, nes išgerus iš vakaro ir pilvukas neišsipūtęs ir nieko, nu, kaip sakyti, viskas tvarkoje. Tai taip, kad sakau, 5, 4, 3, 2, 1 ir aš savo sporto salėj. Tai va, tai mano toks įprotis buvo gana ilgus metus kankintasi. Tai va, o dabar tikrai tapo malonumu ir nuoširdžiai dėkoju tom 2 moterim, kurios mane meta iš lovos ir sako, daryk. Ir tu jautiesi tada pasikrovus energijos turi. Tikrai taip. Tas tinginys jisai išeina, deguonis kūnas gauna daugiau, užsikrauni visą ir kaip ta energizer, kur yra batareikos tos, ar ne? Tai mes esam ta baterija, tiesiog ją reikia pakrauti pačiom. Tingisi kartais pakrauti, bet kai va tą įprotį įneši savo gyvenimą, ar ne, iš pradžių būna nelabai malonu, paskui gaunasi taip, kad tu be jo jau negali. Ačiū labai už tavo pasidalinimą, Vilmutė. Super. Kokia ten knyga sakei dar? 5 sekundžių taisyklė Mel Robbins. Super. Dėkui. Dėkui. Na, Lineta, koks tavo įprotis? Mano įprotis iš tikrųjų, gal sakyčiau, vanduo, kur daug žmonių iš tikrųjų sako, kad nu, negaliu gerti vandens, nu, ta prasme, pamirštu, ta prasme, ir tai pas mane yra tiesiog, aš jau nejaučiu automatiškai, atsikeliu ryte, man iš karto pirma mintis, man reikia vandens. Aš atsigeriu vandens ir ar einu kur nors, ar į miestą einu, ar kažkur važiuoju, visada su manim yra kartu vanduo. Ir kai tu tai tiesiog įpranti tą vandenį gerti, gurkšnoti, tavo organizmas nu, tiesiog pats jisai prašosi. Tai iš tikrųjų, va, kas turi problemų su vandens gėrimu, tai tiesiog reikia pradėti nors po truputėlį gurkšnoti ir tas įprotis jisai tiesiog savaime išsiugdo. Ir eini miegoti, va, visada pas mane ąsotėlis šalia manęs, tiesiog kiekvienam žingsnį man visur šalia turi būti vanduo. O Lineta, sakyk, prašau, ar buvo sunku tai įsiugdyti ir kodėl tu tai nusprendei daryti tiesiog, bet kodėl? Todėl, kad aš žinau, kad vandenį yra labai svarbu gerti, todėl kad mūsų organizmas yra 80% vandens, tai jį reikia papildyti. Ir kodėl? Ir todėl tiesiog, nežinau, man kažkaip nebuvo sunku to daryti, nes aš turiu namuose iš tikrųjų ir gerą vandenį, kurį skanu gerti. Ir man nebuvo tai problema. Nes daug kas sako, kad neskanu vanduo, bet... Aš noriu pereiti, Lineta, tavo temą, nes aš irgi vandens anksčiau labai negerdavau. Gal tu irgi išvelgsi čia
kažką panašaus. Galvoju, nudžiūna tas organizmas, reikia jį kažkaip papildyti. Ir, kaip žmogui, kuris negeria vandens, pasakyti savo, kad tai skanu ir gerai, ne? Tai kažkur tai man buvo gal 18, ne, gal 20 metų ir aš savo sakydavau, vanduo turi atmintį, mes galim jį kažkaip įkrauti. Ir pasistatydavau didelę stiklinę vandens kiekvieną rytą ir galvodavau, ką aš noriu pripildyti, kuo aš noriu pripildyti save, žinai. Ir tada sakydavau, aš geriu į save meilę, taip gurkšnis meilę, šilumą, mintyse šviesą, grožį, kažkokius teigiamus dalykus, tai, ko man reikia, tai, ko aš noriu, žinai. Ir tikrai šitas toks labai, labai veiksmingas ir tu atrodo, sąmoningai nesakydavai, man 20 metų tada tai buvo, kad kažkokių gražių dalykų savo. Kiek mes iš tikrųjų engiam save, o čia toks, žinai, geri vandenį ir dasipildai save. Tai tikrai labai veiksminga, pabandykit, labai gera ir komplimentų savo pasisakot ir užsikrauna teigiamai savo dieną. Ir tą vandenį prie to norisi gerti su malonumu. Tai vat iš tos vienos stiklinės per dieną man išaugo dabar aš geriu tikrai 2,5 litro vandens per dieną ir tai aš noriu tiesiog. Tik, aišku, nėra taip, kad aš gurkšnočiau, kaip sako, kad reikia gurkšnoti. Aš jį geriu daug. Ir labai skaniai, labai skaniai. Man gali duoti arbatos, ne, aš pasirinksiu vandenį visada. Tai va, gal Lineta, čia į mūsų bendrą temą. Jo, ir kaip sako, aš negeriu vandens, aš geriu daug arbatų. Tai arbata yra maistas, tai nėra vanduo. Jei norim papildyti savo organizmą, ta prasme, skysčiais ar ne tuo, tai būtina gerti yra gryną vandenį. Tai va ir aš dar mergaitės, truputėlį, ką aš darau, aš uždedu ranką, ar ne? Taip pat. Ir dėkingumą, meilę, ramybę, šviesą. Aš pakraunu vandenuką ir kai geriu, aš įsivaizduoju, kad tas vanduo pripildo mano kiekvieną ląstelę, kiekvieną organą, kaip jie kaifuoja, kaip gera. Vat šitą aš irgi darau dalyką. Ir veikia, neveikia, nežinau, bet aš jaučiuosi labai gerai. Reikės ir man padaryti, aš šitą dalyką žinau iš tikrųjų, bet tiesiog pamirštu. Tiesiog gal per tą bėgimą, gal mintys kitur pamirštu, bet taip iš tikrųjų aš manau, kad tai veikia ir tą reikėtų daryti. Dėkui. Mane tai irgi per patį tą, kaip aš sakau, kai sportavom ar ne kartu su trenerė, tai irgi per tą patį, atsigeriam vandens. Ir tiesiog, irgi tas tapo įprotis toks, ar ne, o pirmai ir ten lūpos išdžiūvę ir bėgi, vandens to nepasiėmęs, nesupranti kaip, ta prasme, jo toks supratimas gal neteina, kad čia neškis į parką dar buteliuką ar dar kažkur, žinai, kad, o paskui tiesiog įauga ir jo, dabar visur, žinokit, visur, kai sako, kad negeriu vandens, tai visur prisistatinėjau buteliukų ir kur einu ten gurkšt, vienam kampe kitam. Ir labai noriu pasakyti, kad iš manęs juokiasi net toks vyras, sako, klausyk, visada su gertuvė, į pasimatymą su gertuvė savo, į kiną su savo gertuvė, visur tas vanduo. Tai norėjau pasakyti, kad tai tampa tiesiog neatsiejama. Kaip telefoną mes su savimi visur imam, taip aš ir gertuvę visur su savimi imu. Tai va. Pritariu, Roberta, nes aš, pavyzdžiui, jeigu išeinu be gertuvė, aš grįžtu namo. Telefoną, jeigu palieku ir gertuvę, aš grįžtu namo visą laiką. Jau toks įprotis yra įsivystęs. Ir ką galiu dar paantrinti, mano mama irgi negerdavo vandens. Visiškai sakydavo, mamit, kiek išgerėt vandens? Geriu vaikelį, geriu kokią stiklinę 2 per savaitę. Ir kai suvokė, kas tas yra vanduo, mano mama
neišeina be buteliuko nieko. Rankinukė visą laiką buteliukas. Kai pakeliu aš jos rankinuką, sako, mamit, ar akmenų prisikrovusi? Ne viskas, kas reikalinga. Bet butelis tenais irgi yra. Tai labai džiaugiuosi, kad vėliau, anksčiau, kada susiformuoja tas geras įprotis, mes tik tai naudą sau gauname. Didžiausia. Juste, ką tu turi? Kuom pasidalinti? Taip, mielai iš tikrųjų. Paskutiniu metu aš apie vandenį, tai žinokit, jau net negalvoju kaip apie įprotį, nes man tai pasidarė, yra jau nežinau kiek N metų, kad tai yra normalu gerti vandenį. Paskutiniu metu, ypatingai mūsų tie stebuklingi produktai, ką man jie padėjo iš tikrųjų įdiegti gerą įprotį, labai pradėjau galvoti apie savo sveikatą ir apie savo būsimą sveikatą. Ir aš esu toks žmogus, žinokit, kad, pavyzdžiui, su vitaminais nelabai draugauju. Nusiperku buteliuką, išgeriu savaitę laiko ir pas mane spintelė yra suštabeliuota, pilna bonkučių, buteliukų, miltukų, bet ko. Visko pilna toj spinteliai. Ir man niekaip negalėdavo įgyti tokio įpročio, kad atsikeliu, ten pavalgo, ar pusryčiauju, ar kažką, tai, ar ten vakare. Žodžiu, esmė tame, kad negalėjau įgauti įpročio gerti vitaminus ar papildus kažkokius. Negalėjau, nežinau. Kai pradėjau vartoti mūsų šios produktus, kurie gerina sveikatą, aš žinokit, negalvoju apie produktą, kad man reikia jį išgerti, bet aš galvoju apie savo šiandienos ir rytojaus sveikatą. Tai ką norėjau pasidalinti su tokia technika su visais, kuri padeda įdiegti gerą įprotį į savo rutiną ar į savo tiesiog gyvenimą, ne? Tai kai norime įdiegti ar įgyti naują įprotį, tai negalvokime apie tą įprotį. Iš pradžių savo atsakykime į klausimą, kodėl man to reikia. Ir kai mes turėsime atsakymą 1, 2, 3, 4, 5, 10, jeigu dar neįsitikinom iki tiek, kad tikrai man jo reikia, ne, atsakyti tiek kartų, tiek susirašyti priežasčių, kol iš tikrųjų mes suvoksime, kad man to reikia. Ir kai mes žinosime, kad man to reikia, tas įprotis tiesiog ateis. Taps mūsų kasdienybė, taps mūsų tiesiog normalumu, ne, kaip sakoma, kad mes tiesiog jo nebepastebėsim. Nes tas pats, kas ir vandens gerimas arba, tarkim, tų vitamino neišgerimas, papildų, ar tiesiog, sportas, ne, tai mes kai galvojam, kad, o Dieve, man reikia sportuoti, o Dieve, man reikia gerti vandenį, o Dieve, man tos vitaminus reikia gerti, ne, tai niekada mes jau neturėsim to įpročio. Jeigu mes pradėsime galvoti, čia mano sveikatai, aš būsiu stipresnė, aš būsiu sveikesnė, aš būsiu oda pagražės, organizmas išsivalys, organizmas bus sveikesnis, tada tas įprotis ir pataps mūsų draugu, su kuriuo mes eisime kartu už parankės. Ir tas liečia tiek žmonės, kurie nori numesti svorio, ne, ir nori, nežinau, kaip atsisakyti tam tikrų nesveikų maistų, ne, įprotis yra labai blogas, kur aš tiesiog negaliu pakęsti žmonių, kurie kramto nagus. Negaliu pakęsti šitą dalyką. Ir tai aš labai daug skaičiau apie tai, nes turėjau vieną kolegę ir tiesiog tai rašo, kad tai yra tiesiog liga, tai nėra net įprotis. Ir jinai man sako, čia tiesiog neįmanoma, kaip pavyzdžiui, aš rūkiau ir man sakydavo, kai tu rūkai, tai tu negali mesti, tai taip aš negaliu mesti ir nagų kramtyti, ne? Tai aš mečiau rūkyti ir žinau, kad įmanoma nustoti nagus kramtyti, nes kitam draugui padėjau ir viskas yra įmanoma, kai mes suvokiam, kodėl man to reikia. Tai labai visiems linkiu susikurti, sugalvoti, ko mes norime, kokį mes įprotį norime apkabinti ir tikrai susivokti, kodėl man jis toks yra svarbus. Ačiū. Kaip tu gražiai pasakei, kokį įprotį mes norime apkabinti. Kaip gražu, ar ne? Labai gražu, nuostabu, ačiū labai. Aš dar pasidalinsiu savo vienu, ką aš darau. Aš jau padėkoju viskas ten lovo ir kai aš atsikeliu, einu praustis, ar ne? Veidrodyje
ką aš padarau, tai labas rytas, karalienė. Nesvarbu, kad aš susikuitusi, juk neatsikeliam su pričioskėm visos, ar ne, visos būnam pasišiaušę, kas kaip, ar ne, bet su šypsena labas rytas, šiandieną nuostabi gera diena tavęs laukia, kiek tu daug darbų padarysi. Ir vakare irgi aš savo padėkoju už tai, ką aš padariau. Tai vėl tu su šypsena eini gultis ir iš tikrųjų taip mane motyvuoja tokie dalykai, tu esi pakylėta. Ir kai aš paklausiu moterų, ar tu gali pasakyti savo, kad aš esu karalienė, jau daugelis gali, bet būdavo taip sako, kas? Kokia šunkar, jūs ką juokaujate, ar ne? Tai yra priėmimas savęs ir didesnė meilė savo. Fantastiškas įprotis, kuris taip pakeičia gyvenimą. Vienas sakinys tik tai. Vienas, ar ne? Bet tai duoda rezultatus superinius. Tai štai tokį dar aš įprotį turiu išsivaldžiusi. Aš dar noriu kai ką labai pasakyti gero, pasidalinsiu jumis. Anksčiau aš labai daug dalykų darydavau savo gyvenime, labai daug, visko. Ir tokia, žinai, jausdavaisi, kad nieko nepadarei. Vakare atrodo, nieko nepadarei. Ir kažkaip mes kalbėjom su tokia neurografė Agnė. Ir jinai sako, Roberto, o tu užfiksuoji, ką tu darai? Ar tu padėkoji savo už tai, ką tu padarai? Nes mes dėkot kitiem, tai ojei, visi tiek visko daro, visi viską matom, užfiksuojam kiekvieną, ne, pirstelėjimą Facebook'e, kiek visko pridarė žmogus. O apie save mes pamirštam. Ir pamirštam, nesvarbu, kad ir namuose tu esi, kad ir vaikų priežiūra esi, tu jau vat rytas, ne, pavyzdžiui, praėjo 15 minučių, bet tu jau pampersą pakeiti, tu vaikam košę užviriai, tu ten dantis išsivaliai, tu, nežinau, ten prabėgdamas pakėlė rūpą nuo žemės. Viskas, kiek daug tu padarei, dar tik 15 minučių. Ir kai tavo įsijungia savistaba, kai mes pradedam sau dėkot, kai mes pradedam atpažinti, kad čia ne kažkas kitas padarė, o Roberta viską tą padarė. Tai yra iš tikrųjų dėkingumas, pagarba sau, tu užaugi, atrodo, tu jau, tau nebereikia iš aplinkos patvirtimo, tau nereikia, kad pasakytų, ten, pavyzdžiui, padariau kažką gero dėl Justės, ane, ir kad Justė man pasakytų, ačiū Roberta, kad tu man ten kelnes suradai, ane, ten kažkur. Tu galvoji, o, kiek aš daug nuveikiau dėl to, kad rašiau kelnes, ta prasme, viskas. Ir mes nebelaukiam dėkingumo iš kažko. Mes jau esam pilni nuo to, ką mes padarėm. Tai jūs pabandykit irgi papraktikuoti, jeigu jūs to nedarėt, ir pamatysit, kaip išauga savivertė. Bet ne ego, o savęs, kaip meilė savo, kiek mes daug darom. Taip, tiek. Ačiū labai. Aš dar sugrįšiu truputėlį, nes labai į temą su Roberta ypač tą temą mes kaip gvildenome, kada tu esi gerose emocijose prisipildęs, ar ne? Ir tą gerą emociją tu viduj laikai, tai yra tavo resursas. Ir jeigu būna ar liūdna, ar kažkas tai tokio, bet nelabai mielo užeina, prisimeni tą resursą, kur tu viduj turi tą jausmą gerą, ar ne? Ir vėl tu pakyli. Šitą praktiką man Roberta patarė daryti ir aš ją darau. Ir kaip gera prisimeni, ar sapną gražų, ar vietą, kur tu buvai gražiai. Kas tave, kai aš sakau, išneša į tokią erdvę, kurios čia nėra. Ir ta būsena yra nuostabi. Tai yra jūsų, niekas to nesukelia, tai yra jūsų viduje, bet kažkas tai jumise pažadina. Tai reiškia, kad jūs nieko neturit vardan to padaryti, jūs galit tokie leisdviai gulėt ir momentaliai įsijungti šitą būseną, nes jinai jumise yra. Nieko nereikia. Absoliučiai, nei kitas žmogus jums pakels kažką, viskas pas jūs. Taip. Ačiū labai. Aš būdavo, žinokit, kaip važiuoju, nes aš, kai esu mobili kirpėja, tai kai važiuoju, pavyzdžiui, pas klientus, būdavo užstringi kamščiuose, ta prasme, trafikuose, kaip mes sakome. Irgi būdavo, žinai, matai, kad jau vėluosi, žinai, stovi kartais ten kažkokia nutikus, gal nelaimė, avarija kažkokia ar dar kažkas.
ir, nu, tiesiog sustoji ir viskas, ir rašai klientam, kad, nu, ta prasme, užstrigau ir nežinau, kada atvažiuosiu, ar aš už pusvalandžio vėluosiu, ar aš už valandos, nežinau. Ir būdavo taip, sėdi ir pariniesi ten, blemba, kasgi čia atsitiko, žinai, ką čia, degi save. O dabar tiesiog, reiškia, taip turi būti. Paleisk, Vilma, kažkam gal nutiko labai bloga diena šiandien, nu, ta prasme, palaikykim tos žmonės, kurie ten, nu, nesvarbu, kad kažkuris ir ten biskutį vankšt sudarė tą trafiką, ar ne, bet kartais būna taip, kad užkiša kažkur, nepraleidžia. Bet ramiai, nu, yra visokių žmonių, visokių reikia, ar ne? Ramiai, paleisk, ten įsijungiu muziką, pradedu dainuot, žiūriu ir aplinkui visi mojuoja, nes mato, kad nusėdi linksma. Tai va, tai labai fainai iš tikrųjų jo, kada nugali tą savo tokį kažkokį perėjimą, vat sakau, ar sakot, ar tai bloga nuotaika, ar tai kažkas tai tau ten negerai. Tai va, irgi labai fainai smagu, kada perjungi tą mygtuką, kai va, ir Robertas sako, kad iš tos gali pereiti visai kitokį. Čia žinokit, mergaitės, labai gerai suvedėt visą į temą. Čia iš tikrųjų paprasčiausiai yra mūsų pasirinkimas, kaip mes norime nugyventi tą momentą. Tai paprastas dalykas, ne, kuris padeda, nes ne viso reikia išmokti, nesugrįžti į save, bet jeigu, tarkim, dar turim mokintis, ar ten dar galbūt sunku tai padaryti, tai paprasčiausiai savo pasakyti, o ką aš pasirenku. Man irgi prieš 2 dienas buvo, žodžiu, Google Maps'ai mane nuvedė į kalnus, o ne į autostradą, žodžiu, važiavau, žinot, tais keliais, kur važiavau tikrai ir tikriausiai, nu, gal 1 kartą, nu, gal 2 kartą gyvenime vos nepradėjau melstis automobilyje, nes buvau viena kalnuose, siaurais keliukais tarp uolų ir galvojau, aš arba pamečiau kelią, aš nežinau iš vis, kur važiuoju. Ir toks prasidėjo, nu, ne tai, kad panika, bet toksai nervas ir galvoju, nu tai va, pamatai, ir po to sustojau, nu, ta prasme, nesustojau, bet važiuoju ir save sustabdau tiesiog, ne, ir galvoju, taip dabar turiu du pasirinkimus. Arba čia pyksiu, nervinsiuos ir galvosiu, koks šūdinas kelias ir kur čia aš važiuoju, ne, arba padėkosiu savo, kad, okei, nu, pamečiau kelią, nepamečiau kelią, nesvarbu, Gulgas mane atvežė čia, aš pasirenku susikoncentruoti, nepadaryti avarijos, nenukristi, nenurėdėti nuo to kalno, ne, būti dabartyje ir laimingai pervažiuoti visą šitą kalną ir atvažiuoti ten, kur man reikia atvažiuoti. Nes jeigu aš nervinsiuos, savo nepadėsiu, gali būti, kad tik dar blogiau padarysiu. Tai vat, tiesiog pasirinkimas, kaip mes norime nugyventi. Ryte gersime kavą ar arbatą, ne? Čia paprasčiausiai toks elementarus pavyzdys. Tai vat irgi, pavyzdžiui, netgi su tais vitaminais ar ten kažkokiais ar su norą savo, ta prasme, sveikatai padėti, ne grožiui padėti, tai vėlgi renkuosi. Ar aš to noriu, man to reikia ar ne. Tai vat, kiekvienas galime pasirinkti, ar mes norime sveikai padėti savo organizmui būti sveikam, ar tiesiog norime pasiklausyti ir viskas. Ramunė, garsą įsijung. Ačiū. Nes irgi va neturėsiu kaip, nes jau mokslai mano prasidėjo, bet mūsų šita misija labai labai graži, aš negaliu jos praleisti. Reikia dalintis, dauginti gražius dalykus, tai noriu dauginti ir visur suspėsim ir visur yra mūsų tas laikas. Ir irgi, paantrinsiu Vilmai, kai kažkur skubėt, atrodo, į mokyklą reikia vežti čia, nu, kad nespėsi. Aš sakau, palauk, Roberta, ramiai, tik visur savo laiku nuvažiuosi, visur. Ir viskas, iš karto ramybė įsijungi, iš karto. Pritariu, nes pas mane irgi būna, žiūriu, už 10 minučių aš turiu jau išeiti per duris, ar ne, bet vidinis stabdis. Nu, vidinis stabdis yra. Ir įsijungia tas tarakonas, kur sako, matai, pavėluosi, o aš sakau, aš būsiu ten, kur turiu būti, skubėk ramiai. Ir aš dar anksčiau būnu, negu kad atrodo pagal laiką tu nespėjai. Ta vidinė būsena, vidinė ramybė. Iki to laiko reikėjo daeiti, aišku. Ir kad tai daeiti, tai mokytojas koks ateina, sakykime. Mokytojas tai aš vadinu žmogų, bet kokį, ar ne, kuris pasako gerą patarimą ir būna ne tau sako, kitam sako, bet tu užfiksuoji.
knygą perskaitai, filme kažkokį epizodą pamatai, kada jau mes esam pasiruošę tą priimti, ateina viskas. Tiesiog leiskime, kad tai vyktų pačiu paprasčiausiu ir geriausiu būdu, nes kiekvienas vertas pačio geriausio ir jisai yra pati geriausia savo versija šiuo momentu. Teisingai, Ramūnė, labai gražiai pasakėjai, labai gražiai užbaigimui ta frazė. Super. Labai dėkoju visoms dalyvavusioms, buvusioms, besiklausantiems, besiklausysantiems, netgi ir mūsų pakartojimą. Tikrai smagu pradėti rytą su tokiom gražiom emocijom ir manau, kad ši diena bus visoms ir visiems tiesiog nuostabi. Jinai jau yra nuostabi. Ačiū. Ir aš dar padarysiu šiokį tokį anonsą, kad kitą ketvirtadienį 9 valandą mes vėl renkamės ir mūsų tema bus, ar yra vyriški ir moteriški darbai. Ir turėsime svečią, vyruką turėsime, Arūną Žabaliūną, kuris irgi mielai prisijungs ir pakalbės iš savo vyriškos pozicijos. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad esate, merginos. Aš kiekvienai esu be galo dėkinga ir lenkiuosi žemai už tai, kad su jumis labai gera, labai paprasta ir labai tikra. Dėkui, kas klausėtės. Ačiū. Geros dienos, pupitos. Geros dienos. Yes! Važiuojam! Kur karieta? Dzingl, 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 dzingl.